Labą dieną, aš esu Miglė Rutkauskaitė ir mes su kolege Gabrielė Kazlauskaitė vykdome projektą apie atliekų rūšiavimą Gyvenu švariai, augu sveikai. Labą dieną. Mes vykdome projektą Gyvenu švariai, augu sveikai. Ar galima duoti jums porą klausimų? Nu, duok tu porą klausimų. Ką manote apie šiukšlių rūšiavimą? Oi, labai geras dalykas. Ar turite galimybės rūšiuoti atliekas? Nu, ne. Kodėl neturite? Todėl, kad labai toli konteineriai, o aš nenueinu, kai būna toli. Kur metate buitinės atliekas, statybinės atliekas, naudotas padangas, išeikvotus akumuliatorius, baterijas, žaliasias atliekas? O, tai čia viską atskirai, padangas palieka ten, kur montuoja, buitinę techniką ir statybinės medžiagas galima išsišaukti mašiną, kuris specialiai yra ir po to surinka. O žaliasias atliekas kompostą darote? Taip, turim specialią dėžę žaliai. Kompostavimui žaliai. Labai ačiū Jums, duosiu porą lankstinukų dar pasiskaityti daugiau. Oi, kaip gerai. Ačiū Jums už atsakymus. Prašom, laimingai. Ačiū. Aš Jums užduosiu porą klausimų apie atliekų rūšiavimą ir Jūs man privalėsite atsakyti, o jeigu ne, tai nežinau. Ką manat apie atliekų rūšiavimą? Nu, reikalingas. Reikalingas. Ar turite galimybės rūšiuoti atliekas? Ne. Kodėl? Todėl, kad vienas konteineris O, taip. duotas. Kaip manote, ar tai būtų brangu? Rūšiuoti atliekas? Tai nieko nekainuoja. Kur metate buitinės atliekas, statybinės atliekas, naudotas padangas, išeikvotus akumuliatorius, baterijas ir žaliasias atliekas? Tokių mažai turiu. Ačiū už atsakymus. Šiaip viskas eina į konteinerį. Ačiū už atsakymus. Prašau. Ačiū. Ačiū Jums. O kai bus atliekos, kur man jūs Gėlės nupjaunėti, tai bus, o taip, tai tas konteineris tai tuščias lieka. Aha. Ir bendrai reiks mokėti paskui jau, kai bus keli konteineriai. Na, tai yra valstybės problema dėl pinigų, iš tikrųjų. Va, čia tai, va taip. Ir dar turiu vieną klausimą. Kur metate buitinės atliekas, statybinės atliekas, panaudotas padangas, išeikvotus akumuliatorius, baterijas arba žaliasias atliekas? Žaliasios atliekas tai lapai visokie. Lapai. Į konteinerį. Na, tai. Viską į konteinerį. Aš Jums duosiu lankstinukų, dar galėsite pasiskaityti daugiau. Laukit vienas. Aš labai daug turiu. Kokie gražūs, tik vaikučiam čia spalvoti. Toks darbas. Prašau. Ir štai knygelė. Ačiū. Labai ačiū Jums už apklausą. Pirmas klausimas, ką manote apie atliekų rūšiavimą? Tai kad šaunu, gerai. Ar patys turite galimybės rūšiuoti atliekas? Ne visai, kadangi tik tai vienas konteineris, kaip ir kieme. Šiaip tai nėra tokios galimybės, kad galėtum dėti atskirai, pagal visus reikalavimus. Gerai. O kur metate buitinės atliekas, statybinės atliekas, naudotas padangas, išeikvotus akumuliatorius, baterijas, žaliasias atliekas? Nu, kaip ir kaupiam, o paskui, kada būna kažkoks surinkimas, kada būna kažkokia akcija paskelbta, tada jau atvažiuoja prie namų ir paima. Gerai, ačiū Jums ir duosiu dar porą lankstinukų pasiskaityti. Čia truputį daugiau informacijos yra apie rūšiavimą. Kiek sušviesta, ne? Kad daugiau žinoma. Nu, truputį reikia. Prašau. Kaip čia viskas vyksta. Ačiū Jums labai, viso gero.